Sveiki, mano mėly šauliai. Šiandien pakalbėsim apie tai, kas laukia jūsų per ateinančią savaitę nuo tada, kada žiūrite šį video. Jūsų savaitė bus tikrai gan sėkminga, surasite atsakymų į rūpimus klausimus. Gali būti, kad savaitės eigoje kažkokia šventė nusimatys ar atsipalaidavimas koks. Galbūt keliausite atostogų arba planuosite jas. Didelį dėmesį kreipsite į savo romantinę pusę, būsite, arba šiaip būsite labai švelnus, švelniai nusiteikęs. Gali būti, kad emocijų tam tikrų iškils, kaip ir sakiau, greičiausiai švelnus būsite, švelnės tos emocijos. Muzika gali būti aktuali šią savaitę, galbūt pasinersite į muziką labai stipriai. Arba su ta švente, kuri ten galbūt nusimato jums. Gali būti, kad naktinėti teks, arba naktinę pamainą dirbti. Šiaip jums užduosite taip pat gerus klausimus, į kuriuos gausite atsakymus jums rūpimus. Jūsų mintys ir idėjos gerai rezonuos su žmonėm. Tai reiškia, kad jūsų idėjos bus išgirstos. Ir jūsų norai, nebūtinai idėjos. Pavyzdžiui, gal poilsio norėsite ir būsite išgirstas, gausite atostogų ar laisvadienių. Šiaip savaitė, kaip sakiau, sėkminga. Pasižiūrėkim, ką kortos dar pasakys. Kokia savaitė laukia šaulio. Per daug kortų. Šitą nori kristi medis. Gerai. Penketas gal kažkam aktualus, pokyčiai. Čia dar atsivertė kortą. Žiedas, kalnas, dar vienos kortos. Kokia savaitė šaulio laukia? Pelėdos. Taip, šią savaitę turėsite stiprų ryšį su savo šaknimis, su savo šeima. Galbūt lankysite kapus savo senelių, prosenelių. Šiaip apskritai bus labai aktuali šeima ir ryšiai šeimos ir artimųjų. Galbūt susibūrimas kažkoks nusimato. Gali iškilti šiokių tokių sunkumų santykiuose, ar su partneriu, ar kokiuose nors dalykiniuose santykiuose, bet kadangi žiedai daugiau simbolizuoja santuoką, apskritai santykius romantinius, tai truputį tie sunkumai, iššūkiai kažkokie bus romantiniai srity. Bet per savo savaitę, per tuos iššūkius jūs eisite sklandžiai, diplomatiškai, jau kaip prieš tai minėjau, gebėsite užduoti gerus klausimus, kad gautumėte jums rūpimus atsakymus. Ir tie sunkumai, kurie šeimoje gali iškilti, bus jūsų išspręsti gan sklandžiai. Pasižiūrėsim dar, ką kitos kortos jums sakys. Gerai. Kas aktualu šią savaitę šauliui? Kas aktualu šią savaitę šauliui? Nenori kažkaip kalbėti. Gerai, paklauskime konkretesnį klausimą. Kokie sunkumai? Apie sunkumus. 9 penkiakampių. Sakyčiau, toks daug triukšmo dėl nieko. Nes 9 penkiakampių yra visiška pilnatvė, visų resursų turėjimas, materialinis stabilumas, gerovė, finansinis pagerėjimas. Tai gali būti, kad
ginčysitės dėl kažkokių finansinių reikalų, ar santaupų savo padalymo, ar nukreipimo kažkur. Va. Tai pasižiūrėsiu, nes man kažkaip atrodo, sunkumai, ne, ir ta pilnatvė, ta gausa kaip ir nedera kartu. Arba, kaip sakiau, ginčytisitės dėl resursų padalymo, kažkur nukreipimo. Patikslinkim 9 penkiakampių. Kokie sunkumai čia laukia. Ką apie juos reikia žinoti. Kalno simbolį patikslinkit. 8 penkiakampių. 9 penkiakampių ir 8 penkiakampių. Ilgas ir sunkus, pastovus, nebūtinai sunkus darbas. Mokslas, žinių gilinimas. Gali būti, kad jūs nemažą sumą norėsite savo mokslams, tolimesniai kompetencijai gerinti, paskirti ir galbūt dėl to gali kilti ginčas šeimoje. Arba galite imti paskolą studijoms, arba nebūtinai studijoms, bet savo hobiui ar savo šiaip neprofesiniai, bet savo neprofesiniai sričiai, bet savo amatui gilinti. Galbūt skirstyti sumą tam tikrą ir tai jūsų partneris gali nelabai patenkintas tuo būti. Pavyzdžiui, jums patinka mašinos ir naują mašiną nusipirksite ar kažkokią detalę. Va. Ar ten fotoaparatą naują, jeigu fotografuoti mėgstate. Panašu, kad jo, bus, kaip ir sakiau, daug triukšmo dėl nieko, nes jūs tuos resursus turite, tai nebūtinai gali būti finansiniai, bet kils noras mokytis, kažką toliau planuoti ir atrodys, kad ginčijatės dėl nieko. Jūs turite iš kur paimti tos resursus, bet vis tiek iškils ginčas, kodėl juos naudojate. Tai jie yra tenais, jūs juos turite ne tam, kad jie ten trunytų, jie tam ir skirti, tam tobulinimuisi ar kelionėms, ar dar kažkam. Tobulinimas į savo žinių, tobulinimas yra labai gera investicija, tikrai. Pažiūrėkim, koks rezultatas šios savaitės. Kažkas nepasakyta dar. Pažiūrėkim dar. Koks rezultatas šios savaitės. Šauliai. Penkiakampių riteris. Penkiakampiai čia jums krenta šią savaitę. Greičiausiai planuosite arba strateguosite ties savo darbu. Čia irgi yra pastovus ir nuosaikus darbas. Dėsite, taip pat ragina toliau dėti pastangas į savo darbą, nenumesti darbų į šalį. Gali būti, kad sulauksite kažkokio profesinio patarimo. Va. Tai va, kaip rezultatą, tai sakau, greičiausiai viskas, jūsų tas noras tobulintis išsispręs. Tikrai galėsite toliau dėti pastangas į savo darbus, tai tos tobulinimasis, žinių gilinimas irgi gali būti to dalis. Va. Apie darbą ir pinigus, matot, kortos kalba. Dar medį patikslinam, pasižiūrim, ką apie šeimą reikia žinoti. Šeimos korta iškrito. Ir 4 kardų. Šeima, tai čia 10 taurių.
Su savo šeima greičiausiai norėsis atsipalaiduoti, truputį atsitraukti iš įvykių visų. Kaip ir sakiau, gali būti, kad iš tikrųjų šeimos atostogas planuojat. Va. Jums bus labai gera su savo šeima būti, tokie jausitės labai nusiraminę ir atsipalaidavę. Va. Tai gerai, rasite užuovėją savo šeimoje. Gerai. Man vis tiek dar rūpi sužinoti, kokia prasmė čia šito ginčo jūsų. Veneros sodas, atsipalaidavimas, poilsis ir atsinaujinimas. Gali būti, kad jums norėsis, kaip ir apie šeimą kalbėjau, truputį atsitraukti, atsipalaiduoti. Gali būti, kad norėsis atostogų. Tikrai jau tas atostogas kelintą kartą miniu aš jums. Va. Tai jeigu dar neplanuojat atostogų, tai planuokit, nes matau, kad labai daug dirbate ir sunkiai, kad neperdegtumėt. Upės dvasia judame link nuotykio. Nu, va. Gali būti, kad jūs mėgstate poilsį, ne tokį gulėjimą ant sofos ar paplūdimy, bet truputį nuotykių kažkokių patyryti, aktyvesnį poilsį gal mėgstate. Va. Tai gali būti, kad tas arba jūsų tas poilsis, kurio jūsų organizmas dabar reikalauja, jums padės į naujus darbus, naujus užsiėmimus įsivažiuoti geriau ar į naują nuotykį. O gal tas poilsis truputį duos ir impulsą nuotykių ieškoti kažkokių. Va. Arba ta kelionė, į kurią išvyksite, bus tokia nuotykinga su nuotykiais. Va. Kažką patyrsite naują. Galbūt net ir, sakyčiau, savo tam poilsiui kažkokių išbandymų savo skirkite, eikite nardyti, pavyzdžiui, ar kažką tokio, šokti su parašiutu, ar dar į kažkokį nuotykį eikite per savo poilsį. Va. Gerai. Dieviškoji moterystė, kosminė gimda. Aha. Ne. Patikslinam, nežinau ką pasakyti. Patikslinkit kosminę gimdą. Realio akys pakilame viršų negandų. Dabar šios kortos nerodė jokių negandų, bet jums tas atsipalaidavimas ir poilsis reikalingas grinai tam, kad jūs atsigautumėt nuo visko, ką darote per gyvenimą. Gali būti iš tikrųjų, kad esate ne negandose, bet pavargęs nuo viso darbo įtempto ir planavimo, ir strategavimo. Va. Ir truputį tos sušvelnėjimo reikia jums. Galbūt gyvenime daug drąsių sprendimų darote, daug energijos reikalaujančių, tokių ryžtingų sprendimų reikia. Ir dabar reikėtų tą subalansuoti vyrišką ir moterišką pradą, tai truputį švelnumo daugiau įnešti į save. Va. Ir tas poilsis jums turėtų truputį padėti su tuo susitvarkyti. Kaip tas erelis, pakilsite virš visko ir taip pat ir reflektuot galėsite per ką perėjote, ar per tai, ką nudirbote savo laiku. Va. Nes manau, nei vienas nepraeinam be sunkumų ir jūs neišimtis. Va.
jeigu sunkiai ir atsidavę dirbate ir jums tai gerai sekasi, tai nereiškia, kad tai nėra sunku. Va. Ir jūs nusipelnėte poilsio. Sakau, saugokit save, nes, sakau, matau, kiek daug dirbate, tai pabūkite su šeima, atsipalaiduokite, nes perdegsit. Gerai, kokį patarimą duosim? Šaulė daug dar. Gali būt, kad labai daug energijos ir žmonėms išnaudojate, ne tik pačiam darbui. Ypač jeigu dirbate dar su žmonėm, tai tuo labiau. Gerai, ką šaulį reikia žinoti dar, kokį patarimą galim duoti. Gerai, labai nekrenta šiandien. Šokite su gyvenimu. Ką galėtumėte, padarykite kažką, kad pakeistumėte savo energiją. Na, va, tai ir sakau, tas, va čia va, sakiau, pakeisti truputį savo energiją jums reikia dėl to, kad, sakau, kad neperdegtumėt. Jeigu daug gyvenime ryžtingų sprendimų darote, reikia švelnesnės dabar energijos tos. Gal į kūrybą susitelkite, ar į daržininkystę, sodininkystę, nu kažką tokio švelnesnio nuveikite. Skaitykite. Jeigu labai aktyviai leidžiate laisvalaikį, gal ramiau pabūkite, arba atvirkščiai, jeigu labai ramiai leidžiate laisvalaikį, eikite į nuotykį, jau prieš tai kalbėjau. Va. Judėkite kūną, judinkite, va čia šokite su gyvenimu. Gal apskritai šokis padėtų jums įsilaisvinti. Jūs įleiskite muzikos ir šokite savo namie. Va, prie šitos kortos dar dažnai sakau, kad energiją pakeistumėt savo, užtenka aplinkos energiją pakeisti, tai atsidarykite langus, įsileiskite šviežią oro gūsį, va, ir pasikeis ir jūsų, ir aplinkos jūsų energija. Va. Gerai. Ne, vanduo. Vanduo, ką patars. Turime upės dvasią. Ką upės dvasia dar patarė mums? Ji kalba apie nuotykį naują. Ką apie tą naują nuotykį žinoti? Sūriųjų vandenų motina. Aistra, laukinė meilė, atverkite širdį, įsileiskite meilę. Klausiu apie šitą kortą, upės dvasia. Judam link nuotykio, tai tas nuotykis gali atskleisti jums jūsų naują aistrą kažkokią. Va. Arba esate aistringi ties kažkuo, bet atidėliojate, jūsų gyvenimas truputį jums slopina tą aistrą. Va, ar laiko, ar finansų nerandate jai. Tai va, tai rodo, kad jūsų aistra jūs į tą nuotykį nuvest gali. Arba, kaip sakiau, kaip tik atverti aistrą. Laukinė meilė gali būti, nu, va, įsimylėsite kažką, įsimylėsite kažkokį veiksmą, darbą, vietą. Jeigu, sakau, einate į kelionę kažkokią, tai gali būti, kad vietos labai jūs sujaudins ir įsimylėsite tas vietas. Va. O gal meilę surasite, jeigu dar nesuradote. Įsileiskite meilę, va, kaip tik sako jums. Nu, va. Tai nebijokite judėti. Kažkur truputį iš namų. Leiskitės į nuotykį.
jūsų tokios kortos labai žemiškos apie šeimą, apie atostogas, apie poilsį, apie finansų svarstymą su partneriu, apie darbą nuoseklų. Toks, tokios savaitės įprastos, aš sakyčiau, dabar tokio daug kažkokių didelių pokyčių nenusimato. Tik tai sakau, kad pakeistumės energiją savo reikėtų. Tai į kažkokį mini nuotykį leistis. Va. Arba ir suplanuoti poilsį. Tas poilsis nebūtinai turi būti atostogos kažkur toli, gal tiesiog po darbo kitaip savo energiją nukreipkite. Ar savaitgalį. Va. Savirefleksija šitą kortą laikau ir nieko nekalba. Savirefleksija. Gali būti, kad norėsis truputį apie jausmus kalbėjau, kad gali būti jausmingi ir daug medituoti apie save. Tai tik tai, sakau, man šitą kortą visada labai patinka, nes labai gražiai piešinys nupieštas, kaip mes save matom. Kartais matome save paskendusi lyg į kaklo problemose, rūpesčiuose kažkokiuose, o iš tikrųjų esame ant sauso paviršiaus. Vis tik tai vėliau pamatau, kad čia ant knygos stovi, ne ant žemės, o ant knygos. Tai jūs vis dar mokotės apie save ir sužinote naujų dalykų. O tas atspindys jūsų, kaip save matote, kartais neatspindi realybės. Va. Tai apie save galite daug sužinoti iš kitų žmonių, bet jų paklausę arba su jais bendraudami. Nes labai dažnai mes savo vidinį kritiką įdedame į kitų žmonių lūpas ir jaučiamės kritikuojami, bet iš tikrųjų tai mūsų vidinis kritikas kritikuoja mus kitų žmonių lūpomis, mintimis ar dar kažkuo. Dažniausiai žmonės gerus žodžius turi apie jūs pasakyti. Va. Tai toj savirefleksijoje labai savęs nekankinkite. Daugiau pagalvokite apie savo geras savybės. Taip apie jūsų savybės, su kuriomis jūs dirbate, mokotės. Irgi reikia dirbti su savo tuo šešėliu vadinamu. Va. Bet sakau, kartais jūs nesate taip skęstantis, kaip atrodo jums iš pradžių. Va. Nors sakiau, savaitė nelabai tokia kažkuo įsiskirianti, bet čia, taigi meilė, mes apie meilę kalbėjom. Meilės banga nauja gali ateiti, tai va, irgi ypatinga, kaip aš galėjau pamiršti. Gerai, pasižiūrėkim meilės kortas. Ką apie meilę reikia žinoti Šauliui šią savaitę? Ką apie meilę Šauliui reikia žinoti? Aistra, dar kartą aistra. Nu va. Ir čia aistra. Išlaikykite gyvą savo aistros liepsną. Tai širdies dūžis meiliai. Nu va. Kaip gražu. Išlaikykite tą liepsną, degančią savo aistrą. Va, jeigu tai ne nauja aistra su liepsnos, tai pakurstykite savo seną liepsną, savo partnerio. Va, o jeigu neturite partnerio, gali būti, kad su liepsnos ta nauja aistra kažkur. Nu va, ir paprašykim patarimą iš varnų. Paprašysim patarimo iš varnų, ką reikia žinoti mums. Gamta arba prigimtis. Na va, tai čia vėl apie tą savirefleksiją truputį. Aš šitą kortą dažnai kaip prigimtį mėgstu skaityti, tai va. Tai mūsų prigimtis yra mūsų save kritikuoti. Va, bet tame yra ir pamoka, kad išmoktume mylėti save. Tai savo tą prigimtį įveikti ir pamilti save. Tokį, koks esate. Va.
pakeisti perspektyvą. Jau kaip kalbėjau, pasižiūrėkite į save iš kito žmogaus pusės. Gali būti, kad jūs mato žmonės daug geriau, negu jūs save matot patys. Nu va, tai tokia šią savaitę žinutė. Skirsite daug dėmesio šeimai, gali būti, kad planuosite atostogas ir jų jums labai jau reikia. Tikrai planuokite, ar bent jau savaitgalio išvyką kokią, ar šiaip poilsio planą kažkokį turėkit. Nes tikrai labai matau, kad daug dirbate ir galite perdegti. Tai niekas to nenori, nes iš perdegimo labai sunku išsikereplinti, gerai čia pasakiau, išsinarplioti, išlysti iš ten. Per savaitę eisite su išmintimi ir apskritai viską labai, visus dalykus gerai spręsite, dalykiškas būsite, motyvuotas. Va. Nu ir daug čia kalbėjom apie tai, kad reikia jums poilsio ir naujų nuotykių. Nu va, gali būti, kad į jūsų frontą ateis meilė nauja arba išryškės ugnis, aistra senos meilės ar dabartinės. Va. Tai va, truputį sušvelnėkite, jeigu esate labai griežtas ir labai atsakingas, gal atsakingą darbą dirbate, tai truputį leiskite savo pabūti švelniam, pažeidžiamam, va, arba savo veiklą truputį tokią pasyvesnę pasidarykite, jeigu aktyviai labai gyvenate. Nu va, tai tokia šią savaitę žinutė, nepamirškite ilsėtis, būkite laimingi, būkite mylimi, pasimatysime kitą kartą. Iki.